Ease – ką daryti, palengvinti, nuraminti, sumažinti. Pavyzdžiui, to ease the process – palengvinti procesą, arba to ease the pain – sumažinti, numalšinti skausmą. Žodis ease taip pat būna daiktavardžiu, reiškiančiu lengvumą, laisvumą, patogumą, ramumą. Pavyzdžiui, a life of ease – ramus, lengvas gyvenimas, arba to win with ease – lengvai laimėti. Jeigu nubrauksime netariamąją balsę i ir vietoj jos parašysime y, gausime būdvardį easy, kuris aprašo kažką lengva ir nesunku. Pavyzdžiui, English is easy – anglų kalba yra lengva. Tačiau jei prie šio žodžio pridėsime priešdėlį un, sudarysime būdvardį uneasy, kuris reiškia neramus, sunerimęs arba nesmagus. Palyginkite I'm uneasy – aš nerimauju ir I feel uneasy – jaučiuosi nesmagiai. Norėdami pasakyti, kaip atliekamas veiksmas, vietoj raidės y parašysime I ir pridėsime priesagą ly, kad gautume prieveiksmį uneasily, neramiai su nerimu susirūpinusiai. Pavyzdžiui, she looked around uneasily, ji susirūpinusiai apsidairė. Na, o pašalinę priešdėlį un turėsime prieveiksmį easily, su reikšmėmis lengvai, nesunkiai, be įtampos. Pavyzdžiui, we easily passed the exam, mes lengvai išlaikėme egzaminą. Įsiminti visus žodžius kontekste galite išmokę tokį sakinį. He tried to ease the stress and spoke with ease, thinking the task was easy, but he felt uneasy and moved uneasily, while others answered easily. Like and follow!